Labryt. Esam netoli Jieci. Ir šalta, atrodo giedra. Yra 7 laipsniai. Aš tai naktį nesušaliau, kažkaip pukinę striukę buvau įsimovęs papildomai, tai buvo gerai. Tai buvo valiuks lauželis. Malkų pilna, čia tokia salelė, tai malkų vo. Ir rytoj ir poryt užtek. Ir nieko nebeplauk. Nu. Bet reikia šiandien dieną gera, tai rodo gerą dieną saulė, tai reikia išnaudoti ir pakapuoti reikės. Šiandien yra sekmadienis, šitaip, tėvo diena. Tai turiu tokią pareigą išpakuoti šitą, nežinau, čia vaikai kažką įdėjau. Dėžutę pažiūrėsim, ką čia man prikrovė. Ačiū vaikiukai. Tikiuosi, kad kameros kampas geras. Skanumynų. Kas čia dar, net nežinau, kas čia toks. Diamondaks. Oi. Čia kokių pripaišė. Ačiū Smilte. Kas čia dabar? Oi, žiūrėk, čia šitos reikės atgal gabent. Nu jau išves negali. Ne, šitos vešim. Ačiū Rusne. Labai gražiai padarei. Tai tą pačią dėžutę. Jo, o čia kas? O žiūrėk, dienoraštis. Geras, čia bus galima. Sustosim kur nors, atsisėsi ant kelmelio, pasimsi ir pradėsi rašyti. Nu jo, čia jau reikės kažką brūkštilt. Ačiū vaikučiai. Ir visus su tėvo diena. Ai, da, vieną radau. Kažkokį parašymą atlenkti. Ačiū vėjukai. O, kaip gražiai tu čia padarei. That's day. Aš irgi vaikam dėkoju, o noriu labai padėkoti žmonai. Ačiū, kad išleidai mane į šitas avantiūras visas mano. O dabar pusryčiaujam, kraunamės. Pakuotis čia daiktų, sakau, tą jovalą, kol tvarkai visą susikrauti baidarę ir... Ačiū šitai nuostabiai vietai. Nu, pasakiška vieta buvo. Ir neužilgo Hesas. Judam pirmin link jūros. Šiaip apleistas pakrantės, tokių vat visokių statinių, namų yra, bet matos, kad netvarkingi, apleisti, kažkaip kol kas Latvija biški va šito aspektų nuvilia. Būtų Lietuvoje tokie dalykai, manau, ten daugiau būtų investuojama į šitą visą, nes upė pakankamai graži. O bent jau pati pradžia tokia gal, paskui kitai bus. Bet sakau, kol matėm namus, tai ne kokie tie namai. Netvarkomi visiškai. Vienas tiltukas. Ten kitas.
Nu, jau šiandien nusimato karšta dienelė. Oi. Oi. Svarbiausia, Svarbiausia, tiltą neatsitrenkti. Gavau visokių, vaikai pridėjo tėvo dienos progą, saldumynų, skaniukų visokių. Dabar gaunas toksai darbas irklais. Tiesu. Šiaip srovė gera. Vandens tikrai daug. Mačiau prie malūno buvo ten toks uždėta žymė, kad tiek iki maksimumo vandens lygio pakilimas yra ten, kiek praleidžia pro šitą progresą. Ne pro malūną, progresą. Tai iki maksimumo, iki raudonos linijos, sakau, va toks tarpelis buvo likęs, kiek 10 cm. Srovės daug, vandens daug, kartais netgi pievom plaukiam, nes paprasčiau yra kirst kampą. Vaga būna kažkur šone visiškai, jau tu per pievą, varai tiesiai per pievą. Priekį matau 4 gulbės. Kaip latviškai gulbė, net neįsivaizduoju. Gulbė. Nežinau, matysis, ane, bet ten gandrų pilna. Visi gandrai susirinko, net visa pievelė linko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. Kiek aš matau? 16. Einu savo. Tikra guotina. Ai. Nepavyko užsikabinti. Bet pavyko nufilmuoti. Ne, nefilmavau aš jau. Aš filmavau. Prakalbinau aš jau. Ne. Buu. Ką? Mačiau, labai ačiū, gera dovana. Aš pasakysiu, kokia dovana. Ilgas toks saldainis ir matoginas. Priplaukiam siauruko tiltą. Toks senas satinys. Geras. Čia yra kopėtėlės. Būtų galima ten užlipti. Ai. Mes ne samoškos. Samošką galės atvaryti laipėt.
Kas čia apie tą sauruką? Ai, va čia su traukiniu yra. Kaip važiavo. O čia netgi buvo sugriuvęs. Tai va Taurienė pradėjom va nuo čia. Kažkur va čia ežeriuką kažkur va toj vietoj. Plaukiam čia esam netoli jau ant Pielbagą. Tai dar čia. Čia Estijos pasienis. Bus va su Estija gabaliukas. Ir tada dar. Kur čia jinai eina savo, čia dar daug. Čia į apačią, ir iki čia. Nu kapец. Samoško sekėjas. Tik telefą turi galim pažiūrėti. Nežinau, kur išlipimas. O, žiūrėk, soliukas. Jaut Piebalga. Jaun Piebalga. Esam jau ant Piebalga. Tu nusipirkau ledą, bananą, jėliuką, latviškiuką. Nežinau, laukiam stotelės. Nelabai kažką čia veža. Nes stotelės laukiam autobusą, laukiam važiuosim. Pensionatas, ne. Reikėtų tiesiai prie jūros važiuos autobusu, bet baidarės palikom. Ten į tokius žolynus įstūmėm. Jeigu kaip parduotuvės netoli, tai 700, ten 800 metrų. Tai tiek apie Jaun Piebalgą. Moki lietuviškai, katin. Ateik, nu. Ateik. Ateik. Na, ne. Jis. Policija! O kur tu buvai dingęs? Aš galvoju, tu priekį, ble. Labas! Aš jau morkas įprasau. Ką? Morkas paleidau jau. A. Nu ką, 3 morkas įvaldžiau. Davai. Skalios. Jo, traškios. Upė keičias, atsiranda va tokių srovių visokių akmenų jau. Biškį įdomiau plaukt bus. Ir greitis didesnis. Tokių Ventoj buvo pilna atkarpų ir neris. Va tokie visokie purslai. Labai fainai per juos. Aišku, jeigu ne per pavojingai, bet šiaip linksmi. Hesas nežinau iš kiek, bus ką veikti su tais hesais, persitempimais,
Bet Latvijai fainai padarytos yra vietos, kur išlipimo vietos. Pažymėta, kad nereiktų čia blūdinti ir ieškoti, kur išlipt, kur įlipt. O, latviams laik. Burliokai Volgoje. Arkliukai. Matėsi tu tą padarė. Dar vieną hesą įveikiam. Kažkaip nesunkiai labai, kai dviese tai pasaka yra. Vienas prilaiko, kitas dviesės, o šitą baidarę daiktus paliekam viduj, net neištraukinėjom. Ir vėl įplaukiam į Putytę. Po visų hesų yra tokia Feirio upė. Čia tos putos kaip relaksacija. Ratilais, raivulais visokiais. O, antukai. Dar vienas gesiukas lieka už nugaros. Čia irgi sako, susitikom lietuvių Šilutės. Ta moteriškė tokia biški matas paėmanti. Sako, davai po 10 euriukų ir liekat. Ai, galvom. Lekam toliau, dar yra po 6:20. Dar turim laiko iki 8. Tai varysim, susirasim vietą, va už tiek. Kokie skardžiai. Va, kokie skardžiai. Eina savo, čia geras skardis. Ir aišku, skardžia eglė iškart. Prigėriai? Aš irgi subinę biškį pašlapo, bet nedaug. Jau. Jo, šiandien dienelė buvo irgi tokia, buvo ką veikt. Daug užtvankų, hesų. Tai tampėm tas baidarės, pradžiai krovėm iš baidarį viską, paskui nebekrovėm, bet nusikalėm. Sunku labai buvo vietą rast. Suradom tokią vietelę, pasiskambino šitai šeimininkiai, paprašėm, kad leistų permiego, čia tokia pevutė, jie nuomoja ten namuką, tai permiego atleido. Išmiegam ir plečiam iš ryto lauk iš čia. O dabar jau valyną pasidarėm tokį. Tikrai. Visiškas jau valynas. Bet kai turim didelį stalą. Gerai. O odų jo, eina savo odų, tai yra belenkiek. Gerai, šiandien reikia dar tuo pačiu jau palapinį nebenorės daryti. Rubrika žemėlapis. Tai žiūrėjau pagal čia
labai sunku iš tikrųjų supras, kur mes čia esam, bet iš tikrųjų iki Velėną net plaukiam. Tai esam kažkur tai va šitoj zonai. Kažkur va čia. O plaukiam iš čia. Jau ant Piebalga buvom. Parduotuviai tada Nu šiandien nemažai turėjom nuplaukti ir vingiai. Tai va esam kol kas šitoj vietoj. Nežinau, kiek tų kilometrų ten gaus, kiam kažkiek turėtų būti. Bet čia nesmė, svarbiausia, kad judam link jūros. Įsibėgam, rytoj rodo lietų, tai vat nežinosim irgi spręsim, ką daryt, kaip daryt. O šiam kartui turbūt šito uždarysim videaką. Čiau.